welcome. Anglų kalba prie kavos puodelio. Day 2. Antra diena. Taigi šiandieną tęsime vakar pradėtą, galbūt tokia pasirodė ir paprasta, bet ir sudėtinga tema, galbūt per daug žodžių pamatėt, nes labai vangiai gavau atsakymų. Tai dėkuoju tiems, kas man atsakė, kas man atsiuntė žinutes. Tai labai giriu, nes tai yra puikus startas, puikus nuoseklus darbas ir pasiryžimas judėti pirmin. Taigi, lesson 2, antra diena. Kai mes kalbame angliškai sakiniais, yra labai visą laiką svarbu suprasti tai, kad jungti mes galim iš paprastų trumpų struktūrų padaryti vieną sudėtingesnę ir ilgesnę. Ir taip mes parodom, kad jau turim žymiai aukštesnį kalbos lygį. Na, ir jeigu tęsiant tą, kad kalbu apie save, ne kaip vakar. I am a woman. I am a mother. I am happy. Aš esu laiminga, ne? Mes drąsiai panaudokime jungtuką and ir pridėkime dar vieną sakinį prie to, kad mūsų mintis būtų dar išsamesnė. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbant apie būdvardžius, I am busy and tired. Aš esu užsiėmusi ir pavargusi. I am calm and happy. Aš esu rami ir laiminga. I am a woman and a mother. Tai tiesiog iš dviejų mes padarom vieną sakinį, naudokite jungtuką and ir jungtuką but. Tai galima taip pat pasakyti sakinukus ilgesnius su tuo have. Aš turiu, I have. Ir jungtuką paneigianti arba iššaukianti priešpriešą, ne jungtukas but. Bet. Tai pavyzdžiui, I have a dog, aš turiu šunį, but I don't have a cat. Bet aš neturiu katino. Arba I have a granddaughter, aš turiu anūkę, but I don't have a grandson, bet aš neturiu anūko. I have a new job, but I don't have a lot of work. Aš turiu naują darbą, bet neturiu daug veiklos, daug užsiėmimo, daug darbo. Tai naudojant jungtuką but, mes galim priešingą mintį, kažkokią priešpriešą prijungti. Ir naudojant jungtuką and, tiesiog galim sujungti vienarūšę sakinio dalis. Tai vat, I have a dog and a cat. Aš turiu šunį ir katiną. I have a shower in the morning and a cup of tea. Aš maudausi, ne aš turiu. Jeigu pažodžiu išversti, aš turiu dušą, tai reiškia maudausi duše ir geriu puodelį kavos arba arbatos. Na ir su but, I have a beautiful home, but I don't have a big kitchen. Aš turiu gražius namus, bet aš neturiu didelės virtuvės. Na ir su like, aš mėgstu, man patinka, arba aš nemėgstu, sujunkime jungtuku but. I like coffee, but I don't like tea. Man patinka kava, bet man nepatinka arbata. I like traveling, but I don't like walking. Man patinka keliauti, bet man nepatinka vaikščioti. I like yoga, but I don't like stress. Man patinka joga, bet man nepatinka stresas. Taigi šitoks paprastas momentas, jungtukas and arba but,
mums padeda kalbėti jau žymiai ilgesniais sakiniais ir naudodami šitos jungtukus jau skambame, kad mokame anglų kalbą žymiai geriau, kad mes jau nebesam visiškai pirmokai, visiškai pradedantieji. Tai vat, naudokite šitos jungtukus ir dėliokite savo mintis. Komentaruose labai laukiu jūsų pavyzdžių su kiekviena struktūra. Su I am, su I have ir su I like. Sujungiant jungtukais and ir but. Šiandien tiek. See you tomorrow. Bye bye.